Sveiki, čia yra mano nešiojimo kolonėlė, kuri jau tarp kitko pragrojo kokį 1000 valandų, jeigu nedaugiau, nuo jos surinkimo, pastoviai kažką pridedant ir panašiai. Pirminė idėja buvo, kad panaudot šitą dėžę. Čia yra labai sena dėžė iš gal kokių 70 metų. Nuo kažkokio elektroninio prietaiso, gal net radiacijos matuoklio ar kažko laboratorinio netgi. Tiesiog norėjau to tokio stiliuko. Tai aš dėžė realiai nieko nedariau. Palikau visą nusidėvėjimą, viską, tik kaip matot, aišku, sumontavau garsiakalbius, tai čia jau neišvengiama. Šiaip kolonėlė šitą jau pragrojo daug valandų, aš pagrindę ją naudoju prie savo traktoriaus projekto. Garaže ir šiaip kaime ir panašiai. Tai dar tas grubus visas dizainas, ar kaip čia pavadinta, grubi tvirta dėžė, tiesiog, labai dera prie visokių geležių ir, nėra taip, kad čia kažkas susibraižė, visiškai nesvarbu. Tai ir tas dalykas, bet pagrindinis tikslas, sakau, buvo, kad norėjau būtent tokio stiliaus ir, kaip sakant, skonis draugų neturi, kažkam patinka tokie dalykai, kažkam viskas turi blizgėti. O mano atveju net šitas groteles galbūt norėčiau nudažyti juodai ar kažkaip tai, nes gal net per daug blizga. Manau, paaiškinau, kodėl išvaizda tokia. Tai dabar galima tiesiog aptart, kas kur yra. Aišku, priekis itin paprastas. Turim žemų dažnių garsiakalbius, kaip pasakyti, wuferius. Turim aukštadažnius, abiejose pusėse. Tada turim portus, nes čia portinta dėžė. Tiksliau, kai vėliau pamatysit, čia yra pertvara. Tai čia 2 dėžės viduje. Viskas ant pilno stereo veikia, nors čia ginčytina, ar per tokį atstumą reikia stereo. Vėlgi, visus garsiakalbius jau turėjau. Tai, viskas natūraliai atsistojo būtent į tokią konstrukciją. Apačia čia groja Visaton FR10 garsiakalbiai, tiesiog FR10, ne HMP, ne HP, kaip ten versijos, čia tiesiog FR10. Viršų groja, jei gerai atsimenu, Dayton ND6-FA, lygtais taip. Ant aukštadažnių uždėtos grotelės, aišku, jos tiesiog nuo ventiliatoriaus. Čia visai pritiko, bet ant šitų dėt tokias, visų pirma, atrodytų biškai absurdiškai. Net ir šitas, geriau kažkaip gal norėčiau biškai užmaskuot, gal rimtai nudažyti. Paskui, aišku, gal apsiluptų, tai dar labiau į temą būtų stilius čia toks. Tai bet kuriuo atveju. O va čia su tokiam dideliam grotelėm, tai sakau, ne tik žiauriai atrodytų, bet ir jos skambios, tokio dydžio jos pabarškinį, jos tiesiog skamba, tai man nepatiko idėja, kad jos beveik garantuotai rezonuos kartais. Tai ilgokai aš naudojau kolonėlį išvis be nieko ant šitų garsiakalbių, kol galiausiai kažkaip pamačiau, kad turiu aliumininio vamzdelio. Tai tiesiog įdėjau į spaustuvus per aliumininės juostelės, kad nesubraižytų jos, nesugniuždytų plieniniai spaustuvai. Ir tiesiog suspaudžiau galus. Visai padoriai susiploju, ypač prie šito stiliaus viso tinka, kaip ir šitie kampai nėra kažkokie tiesus ar gražus. Tai va tokios ir grotos gausi tiesiog iš vamzdelio. Tai va turbūt čia ir viskas apie tą priekį. Taip, tai iš viršaus turim tokį vaizdelį. Nuo ko čia pradėkim? Gal pradėkim iš kairės į dešinę. Čia turim 3,5 mm jungtį įėjimui. Bet kolonėlė dabar turi ir Bluetooth'ą, seniau neturėjo, bet dabar, sakau, daug kas tobulinosi palaipsniui, tai iš pradžių prasidėjo, kad buvo tik 3,5 jungtis, buvo šitoj zonai netgi. Vėliau tikriausiai įdėjau tonų kontrolę, tai žemiem ir aukštiem. O visa idėja, kaip čia vos ne viskas būdavo dedama, pridedama, tai padarant aliumininį, kaip sakant, kaip čia pavadinu, aliumininę plokštelę ir tą plokštelę su tarpinę po apačią tiesiog prisukta, o medį išpjauta skylė, tai viskas išlieka sandaru ir esant reikalų viską galima išimti. Taip pat ir šitoj pusėje viskas sudėta. O čia turim baterijos indikatorių. Skaičiai yra nuo 0 iki 100. Iš
tiesiog padaręs, kad 100 rodytų, kai yra 16,8 volto, nes kaip vėliau matysi, čia 4 celių akumuliatorius, o 0, kad rodytų ant berods 12,3 ar 12,6 dariau, kad arti 0 baterijų, bet ne per arti. Tai veikia šitaip. Matom, dabar turim apie pusę, bet šita skalė nėra kalibruota tikrai išsikrovimo kreiviai, tai realiai tiksliausia tarp 2 ir 8 procentų, o galuose dėl baterijos charakteristikų viskas vyksta staigiau. Bet realiai naudojant, tai čia pripranti prie to, kad pavyzdžiui nuo 100 iki 8 greičiau nusimeta ir žinai, kad labai dar daug turi, pripranti ir be problemų iš tikrųjų. Toks ale procentų, ale ir ne procentų daviklis gavosi. Taip, iš karto turėčiau paminėti, kad aš išjungiau, bet čia neišsijungia, nes apie tai vėlgi vėliau, nes yra uždelsimo schema. Taip, einam į dešinę, tada garsumą turim, jisai irgi panašių metų turbūt atsirado kaip ir tonų kontrolė. Ir garsumas taip toli nuo įėjimo ir visko, nes čia viskas nuolatinai įtampa veikia, signalas iš tikro per juos neina. Tai gali dėti nors ir už 5 metrų, paskui parodysiu vėlgi, kodėl taip yra. Dėl to išdėščiau, kaip man atrodė patogiau. Tada čia turime apsaugotą nuo garažo ir visko USB-C jungti. Šitą kolonėlę palaiko USB-C krovimą, tai kartais mėgstu krauti su savo telefono įkrovikliu. Krauna ilgokai akumą, bet to pačiu ir tausoja jį. Tada aišku turim įjungimo jungtuką. Irgi toks biški panešiotas. Labai tiko prie stiliaus. Šviesos diodai jungimui. Šviesos diodas iš kokių 70-ųjų metų. Čia net vargiai matosi, kad šviečia. Ir tada turim įkrovimo jungti. Čia jau įprastinis 4 celių akumuliatorių įkroviklis prisijungia. Ir jo, galima krauti abiem vienu metu, išbandytas dalykas, nieks nesipyksta. Tada gaunasi kaip, jeigu labai skubi krauti. Taip pat šita kolonėlė biški neįprasta ir iš mechaninės pusės. Šių laikų pasaulyje itin neįprastas dalykas, kai viskas suklijuota vos ne. O čia galim tiesiog atfiksuoti šitos 2 daikčiukus originalius šitai dėžiai ir iš karto atidarom. Ir viduj čia vyksta nemažai veiksmų iš tikrųjų, tai pradėsiu nuo paprastosios galinės pusės. Iš kairės pusės matome tik tai išsikišusi baterijos daviklio korpusą. Jisai, aišku, irgi per tarpinę įdėtas. Ir kalbant apie tarpinės, čia visur turim geros kokybės tarpinę, o čia minėta pertvara, tai čia gaunasi 2 atskiros dėžės. Dėžė nei barška, nei praleidžia kokį tai orą. Jinai ant abiejų pusių, tai tarpinė į tarpinę. Pertvarą padariau iš panašaus storio plokštės, tai iš šito kampo beveik atrodo, kad ji originali šitai dėžiai. Dar ką pertvara duoda, sustandina didelės plokščias sienas, tiek iš priekio, tiek iš galo. Čia. Taip, dabar apie dešinę pusę. Čia jau daugiau veiksmų, kadangi baterijos yra čia. Tai natūraliai jungiklis šitam šone gavosi, bet jį teko dėti ten, nes ten daugiau vietos, nes šita dalis paprasčiausiai platesnė. Tai laidai iš baterijos turi ateiti ir grįžti, dėl to čia tiek jų eina. Viskas pasnargliuota karštais klijais, bet šitoj situacijai visai gerai sueina, nes laidai turi nebarškėti, nejudėti. O va čia matom USB-C ilgintuvą, nes šitą jungtį į USB-C ir dugne, ir viršui tiesiog USB-C iš USB-C, tai tiesiog paprastų USB-C laidu. USB-C. Kiek kartų vienam sakiny galima tą patį pasakyti. Paprastų laidų eina į šitą moduliuką. Tiesiog toks moduliukas iš AliExpreso. Jisai užsako iš greito įkroviklio būtent 12 voltų ir tada iš tų 12 voltų sukonvertuoja į įkrovimo srovę baterijoms. Radiatoriaus nebuvo, bet ten yra ritė, kuri kaito, tai aš priklievau tokį mažą radiatoriuką dar priedą. O po plokštelė silikonas čia iš kepimo pagrindo. Čia turim dar vieną po baterijų, ant baterijų, bet po
BMS moduliui. Taip, šita pusė žymiai sudėtingesnė. Aš norėjau tiesiog kuo daugiau visko sudėti ant priekinės pusės, nes čia ir garsiakalbė, ir viskas. Ir kad kuo mažiau laidų eitų iš vienos kitą pusę norėjusi, nes viskas taip smagiai atsidaro, tai norėjusi, kad su daug visko ir toliau smagiai atsidarinėtų. Kadangi buvo minėta baterija, tai apie ją pirmiausia. Čia 421-700 dydžio celės. Čia yra balansavimo modulis ant viršaus. Toliau turim, logiškai, toliau turim visą tonfą R10 garsiakalbį, apie kurį irgi sakiau. Šita zona yra visa skydinė, kaip čia pavadinti, visa paskirstimo zona visiems laidam iš tikrųjų. Čia ir baterija ateina, ir jungiklis ateina, viskas čia ateina į šitą zoną. Turim ant varžtelio visas masės. Masės irgi reikia atidžiai, nes kai turi daugiau vieno modulio vienoj dėžėj, gali atsirasti burzgimai, fonai, panašiai. Tai su žemėm žiūrėjau kuo rimčiau ir kaip ir problemų nebuvo. Iki kol Bluetooth'ą pradėjau dėti, nes visą laiką su jais smagu būna, bet jo dar nedėjom. Kadangi čia turim 2 kanalus, 2 juostas. Kad turint 2 juostas reikia kokių tai filtrų, kad aukšta dažnis gautų aukštus, o žema dažnis gautų žemus prie tam tikro dažnio. Tai vienas variantas buvo dėti pasyvius filtrus, su tom viskas būtų tvarko ir veiktų. Bet kiek nežiūri, dabar šitie Class D klasės stiprintuvai tokie pigus, kad realiai aš tiesiog paėmiau 2 stiprintuvus ir turiu 4 kanalus, tai realiai vienas kanalas, ir yra vienas stiprintuvas, tai man gavosi aktyvi sistema vadinama. Nereikėjo tų sunkių ričių dėti, brangių, nieko. Man aukštadažniam dadėti atskirą stiprintuvą kainavo berods €50 ar kažkas tokio, tai va visas šitas stereo stiprintuviukas su TPA 3110. Jis 2x30 ar kiek vatų iš tikrųjų net skaitos. Aukštadažniam tai ten simboliškai tai reikia, bet svarbu, kad ir neklipintų niek sistemai. Žemiems dažniams 3116. Žymiai galingesnis modulis, tos pačios šeimynos kaip ir šitas, irgi TPA. Ir vėlgi radiatoriai čia buvo daug didesni originalus, bet aš tuos mažiukus suklijavau, nes šitam modulį kažkodėl radiatorius lietė varžas, ar tai kondensatorius šalia, pamiršau, bet žodžiu nesąmonė, tai nuklijavau, priklijavau mažiuką. Tuo labiau aukštadažniam net nereikia radiatoriaus tokiam stiprintuvais. D klasė realiai nekaista. O šitą irgi ilgai naudojau be radiatorius. Radiatorių nuėmiau, nes per jį pavarškinusi skambėdavo. Tai green šalia garsiakalbių rezonuojanti detalė. Tai todėl ir šitas gavo tą mažą radiatorių, nes pirkau 5 ar 10 ten, tai pilnai užtenka šiuo atveju, nes pas mane prie nominalios ten 14 kažkiek voltų įtampos, tai turim kažkur po 20 vatų vienam šonui geriausiu atveju. Daugiau ir nelabai paspausi šitos garsiakalbius, nes eiga didelė pasidaro ir viską, iškraipimai. Tai šitas stiprintuvas, būdamas kiek ten 2x50 vatų ar daugiau net, prie atitinkamų maitinimus tiek turėtų, aišku. Bet jisai dirba labai lengvai šiuo atveju, tą noriu pasakyti. Taip, o dėl tų juostų, taip, pigu dadėti stiprintuvą dar vieną ir turėti aukštadažniam tiesiog, bet tada reikia aktyviai filtruoti, kas irgi galėtų būti pigiai padaroma, jeigu tai reikia paprasto filtro. Tai būtų iš varžų ir kondensatorių filtriukas koks nors, plus vienas kitas operacinis stiprintuvas, irgi padaroma, irgi nebrangu. Bet šiuo atveju aš įdėjau visą skaitmeninį signalo procesorių. Visą, lyg tai pusę greitų įdėti. Žodžiu, įdėjau skaitmeninį signalo procesorių, nes kaip tik turėjau vieną. Ir aišku, tai gerokai pakelia kainą, tai dabar jau pigiau jau būtų pasyvus filtrai šiuo atveju, bet realiai nebūtina naudoti skaitmeninį signalo procesorių aktyvioje sistemoje, ypač dvijuostį, nes nėra tiek ir daug tos filtracijos. Bet būtų pravartu turėti tokį procesorių tam, kad susiderint norimus filtrus, kokių reikia, ir tada galima atkartoti įprastiniu aktyviniu būdu. Tai vis tiek geras daiktas turėti.
Bet šiuo atveju jis ne tik filtruoja, jisai daro šiek tiek ekvalizacijos, taip pat, kaip minėjau, kad tonų ir garso kontrolė vyksta nuolatinė įtampa, tai čia vėlgi jo dėka, kaip matom, ateina laideliai. Jisai turi įėjimus skirtus tiem dalykam, berods iki 4 potenciometrų ir dar priedo turbūt 4 mygtukai arba jungikliai palaikomi. Jo, tai galima visokių funkcijų dar pridėti iš tikrųjų. Bet šiuo atveju jisai reguliuoja garsumą, tai dėl to ir sakau, kad signalas neina per garsumo potenciometrą. Ir garsumų reguliuoti reikia viengubo potenciometro, nes vėlgi viską, ką jis daro, užduoda tam tikrą įtampą procesoriaus įėjime ir jis pagal tai jau ten išsiskaičiuoja, skaitmeniniam lygmenį pakeičia tą garsumą, kaip sakant. Tai va tokių ir privalumų yra, ekvalizacija, filtrus susidedi, išoriniai potenciometrai, jungtukai, jeigu reikėtų. Tikrai daug viską palengvina, derinimas žiauriai lengvas, nes tu pelę paspaudai, filtras pasikeitė, pasistumė, realių laikų klausai, kas keičiasi, žodžiu. Ir dar tiek dalykų, kurie dar net nebandyti įmanoma, visokie dinaminiai ten bass boostai, pavyzdžiui, garsumo ekvalizacija. Visaip galima tą signalą ten vartaliot, bet čia kol kas palikta gan paprastai ir grinai. Tik tiek, ką minėjau. Toliau bus matyti iš tikrųjų. Bet tuo pačiu dėl šito daikto dar atsirado papildomų schemų. Šita maketinė plokštelė, kuri čia slepiasi, tuoj parodysiu iš arčiau, tai dalis jos yra dėl šito dalyko, kadangi maitinimo įtampa net iki 16,8 voltų baterijose, o šitam dalykui realiai reikia 3,3, bet jis jau turi savo gerą žemo kritimo reguliatorių ir, kad išvalyti visokius trukdžius, viską, tai gaunasi, kad jam reikia nuo 5 iki 15 voltų tam diapazone. Bet kadangi reguliatorius čia linijinis, tai jis visą papildomą įtampą tiesiog paverstų šilumą. Tai dėl to aš šitoj plokštelėje jam ir reguliatorių įdėjau, čia jau impulsinį, kuris paduoda 5 voltų įtampą ir tada jau šitas reguliatorius nusireguliuoja iki savo 3,3. Tokiu būdu gerokai mažiau sekinama baterija, kadangi kur 5 voltai prie, jei gerai atsimenu, 120 mA, o kur, tarkim, 16 voltų prie 120 mA, tai paprastas skaičiavimas, ar daugini 0,12 iš 5, ar 0,12 daugini iš 12,16, tai iškart matai, kiek sunaudoji galius. Todėl susidėjau visą šitą papildomą schemutę. Čia šiaip iš pradžių buvau linijinį reguliatorių palikęs. Tai ir dar vieną net įdėjęs, nes šitam per daug būtų 16 voltų, jam 15 maksimumas. Tai buvau čia iki 6 ar kiek voltų nureguliavęs šitoj plokšteliai su linijiniu. Tai buvo linijinė sistema ir vis tiek ilgai grojo kolonėlė, bet įdėjus impulsinį tai pasikeitė belenkaip. Visas tas būtent, visa ramybė srovės sistemai, ta srovė, kuri naudojama per viską, net negrojant, sumažėjo ten daugiau negu 1 procentų, man atrodo, vien dėl šito. Tai va, tokių papildomų niuansų buvo dėl DSP. Ir ką tik pavadinau šitą dalyką DSP, DSP ir yra signalo procesorius, skaitmeninis signalo procesorius angliškai. Taip ir turim čia tą plokštelę, šitą statmena plokštelė. Tiesiog reguliatoriukas, kaip ir šitas žalias. Tai vietoj jos buvo linijinis reguliatorius, tai dėl to jį tik taip tilpo statmenai, nes linijinis reguliatorius atrodė kaip šis tranzistorius, 3 kojų. Tai va, toks modas įvyko. Ir dar vienas dalykas, kam čia tas tranzistorius, kondensatoriukas ir mažiukas dar tranzistorius, tai visi šitie dalykai yra dėl to, kad šitą skaitmeninio, DSP plokštę, sakykime, vadinkim DSP plokštę, išjungus viską, jeigu jį išsijungia tuo pačiu metu, tai baisiausia pokšt padaro per garsiakalbius, tiesiog sutampo, nes stiprintuvai vis dar veikia iš kondensatorių, o ta plokštė
šita plokštė tiesiog greit atsijungia ir, įtampų pokyčiai, nusėdimai, čia vėlgi perinami procesai, sakykime, išjungiant ir būna baisus pokšt. Tai dėl to surinkau šitą primityvę schemutę, kad būtų uždelsimas. Tai žodžiu, išjungus pagrindinį jungiklį, kaip pirmais rodžiau, DSP vis dar veikia. Galima net ir pademonstruoti, nes girdėsis jungtukas. Klausom. Ir štai matom, DSP veikia, stiprintuvai veikia. Dabar klausom, išjungiu. LEDai užgeso ant stiprintuvų, beveik užgeso, jie jau tikrai nebe turi energijos grot, bet stebim DSP. Tik dabar užgeso kaip tik. Apie 20-30 sekundžių ilgiau palaikomas veikiantis DSP ir išsijungia, kaip ir girdėjot, be jokių ten didelių pokštų, be nieko. Ir ant tos pačios schemos, ant to pačio uždelsimo aš uždėjęs ir baterijos indikatorių, dėl to jis irgi užsidelsė. Tai pagrinde tai padaryta dėl to, kad išjungi kolonėlę, paskui ten ją žvilgtelė ir eini pro šalį, matai, kad tikrai išsijungia viskas, sėkmingai. Kaip antrinė indikacija, kad uždelsimas suveikia ir išsijungia, tai čia taip pagalvojau, kad visai nieko. Tokia funkcija. Štai čia turim schemutę su operaciniu stiprintuvu, potenciometrais. Jinai valdo tą įtampos daviklį, rodiklinį. Jinai konvertuoja, pastumia tiesiog įtampas, nes pajungus paprastai, jeigu padarom, kad pilna rodiklė prie 16,8 voltų, tai prie 12 voltų, patys suprantat, 0, tai jisgi negalės rodyti. Tai šita schemutė pastumia įtampas taip, kad prie kažkur 12 voltų rodiklė stovėtų ant 0, jei paprastai aiškinant. Čia irgi, jeigu kam būtų įdomu, iš vis galima būtų papasakot, kaip tokie bairiai veikia, nes tie senoviniai visokie dačikai, davikliai visai įdomus. Ir su jais, naudojant tokią schemą, labai fainai gaunasi visokie indikatoriai. Čia dar kišo Bluetooth anteną, buvo prie modulio. Dėjau ją arčiau porto, kad su idėja, kad vis tiek jis kiauras, kad geriau praeitų viskas. Ir Bluetooth'as traukia visai gerai, keliolika metrų dažnu atveju. Aišku, laukia gal ir būtų geriau, bet nenorėjau šitos plasmasinės antenos, labai jau nekaip atrodytų, bet žiūrėsim, gal kažkada ir iškelčiau lauk. Sugrįžtant prie šitos skirstimo maitinimo, ar kaip vadint, plokštelės, turim šitą žalią reguliatorius, irgi 5 voltus daro. Ir jis juos daro šitam Bluetooth moduliui. Apie šitą modulį jau yra video, tai aš nieko nesakysiu dabar, nesikartosiu, bet jį teko ir pamodifikuoti ir viską. Ir netgi jam atskirą reguliatorių skirti ir netgi iš skirstimo bloko atvedžiau, net iš čia atskirą pliusą jam net atvedžiau, visiškai atskirą, nes kitai vis tiek buvo fonas, kažkur trukdžiai, visokios nesąmonės, tai teko ir, kaip anam video minėjau, ir izoliatorių šitą dėti, bet teko ir iš vis atskirą maitinimą jam padaryti nuo pat tolimiausio taško, nuo kokio galima. Kažkaip būna su jais tokių bairių, ypač kai neturi pakantumo, kaip aš, tiem visokiem trukdžiam norisi, kad viskas kuo tyliau ir ramiau veiktų. Netgi kai negroja, niekas norisi, kad būtų kuo labiau tiesiog šnipštimas, o ne kažkokie ten garsai ir nesąmonės. Neteisingai pasakiau, aš šiam atvedęs ne tik pliusą, bet ir pliusą ir minusą, šitie du smulkus susukti laideliai. Tai jie ir iš centrinės žemės ir iš pliuso paskirstimo ateina. Ir laideliai ploni specialiai, kad jie turėtų šiek tiek varžos, tai irgi gerai nuo trukdžių, o srovė maža bet kuriuo atveju. Tai net iš čia pilnai atskiras maitinimas. Tai išgelbė nuo trukdžių. O kas dėl trukdžių įdomu, kad visos šitos 3 plokštės tiesiog, kaip iš knygos suveikia. Visų žemės vėlgi atvestos į bendrą tašką, bet kas įdomu, kad šitie ekranuoti laidai, čia vienas aukštiem, kitas žemiem, juodas aukštiem, pilkas žemiem. Tai prie DSP plokštės tiesiog prilituota žemė šarvo ir šarvo žemė ir prijungta ir čia. Tai žodžiu, šarvas prijungtas abiejose pusėse
ir galios žemė, jų maitinimo žemė tiesiog pajungta į čia, kas iš tikrųjų kaip tiesiai iš knygos būtų, be jokių ten žemės jungimų vienam gale, be nieko, viskas tiesiog puikiai suveikia. Kiek čia daug pasakojimų gavosi, net stebina. Manau, šitą video dalinsim į 2 dalis, nes čia dar yra ką parodyti. Noriu parodyti ir, bent pafilmuoti, kaip šita kolonėlė groja savo natūralioje aplinkoje ten. Gal lauke, gal dar kažkur, kur paprastai jinai būna. Ir dažninės parodyti, apie jas pakalbėti, apie procesorių pakalbėti, kokios korekcijas dariau dažninėje, ekvalizacijas, kaip tonų kontrolė padaryta buvo, žodžiu. Dėkui, kad žiūrėjot, spauskit patinka, jeigu patiko ir taip toliau, varpeliai ten visi kiti dalykai. Sėkmės konstruojant ir iki kito karto.